Ar gerai? Gerai! Su jumis Rimto Žiburio žinios. Ir rimtai jūs vedėjai, kaip ir kiekvieną savaitę susirinkę, pristatyti jūs geriausias savaitės įžvalgas ir naujienas. Ir dabar pirma be galo neapsakoma rimta rubrika. Taip, kaip ir kiekvieną savaitę mūsų sportininkas ir galėčiau pasakyti sporto reporteris Daumantas pristatys mums gan netipinę sportuoliui temą. Jis vėl savo leido iššokti iš rėmų. Taip. Žiūrėkime. Žiūrėkime. Sveiki, mieli Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis analitikas Daumantas, kuris šiandien analizuos mūsų salvę. Ir kodėlgi salvę? Nes tai yra paskutinė savaitė prieš Kalėdas. Ir mes norėjome padaryti kažką naujo ir nereikėto. Ir analizuosim naująją mūsų salvę, kuri yra pasipuošusi Kalėdų senelio kepure, visai kaip ir aš. Tik man įstūmė dar ragus. Ir kągi mes matome salvėje? Tai mus pasitinka straipsnis apie subkultūras. Žmonės, jeigu nežinote, kas yra gotai, fifos, emo ir hipsteriai, tai prašome jūs paskaityti apie tai. Manau, kad tai yra visai įdomu. Kitame puslapyje matome straipsnį apie organizuojamus renginius. Tačiau aš nemanau, kad tai man vertų čia įsiplėsti, kadangi apie tai pasakos daugiau mano kolega ekspertas Daumantas DJ Vencius. Taigi, taip pat čia rašoma ir apie praeitą savaitę vykusį netradicinį ugdymą fizikos pamokose, kai profesoriai iš Vytauto Didžiojo universiteto atkeliavo į mūsų mokyklą ir mokė mokinius mūsų apie robotiką. Ir galiausiai paskutinėme salvės puslapyje matome mokinių palinkėjimus mūsų visų gimnazijos bendruomeniai, tokių kaip gauti vaikiną, ar kokių svajonių tiesiog mokiniai turi per Kalėdas. Ko jie trokšta gauti? Labai malonu žinoti, kad visi mokiniai mums linki kažko gero. Taip pat aš ir pats turiu sveikinimą jiems. Juk Kalėdos tai stebuklų metas. Imkit savo artimiausius žmonės savo į parankę ir eikit į gatves su jais dainuoti. Šis pirmadienis neišsiskyrė iš kitų pirmadienių, advento pirmadienių, nes mūsų mokykloje kas buvo pirmadienį? Taigi pirmadienį, kaip ir kiekvieną pirmadienį, vyko koncertai ir ne iš bet ko šiuo atveju, ogi iš buvusio gimnazisto. Buvusio gimnazisto, kuris priklauso berods net 3 grupė. Labai šaunus vokalistas, Ramoška Karolis berods. Jei gerai pamenu, nes Jūs visat gerai pamenat, net jeigu ir negerai, tai bus Ramoška Karolis nuo šiol. Paprastai aš pavadžių neatsimenu, bet labai smagus koncertas yra YouTube'ai Opus 3. Taip, tai... Ai, nu tai ką čia dar šnekėti, tai čia yra kas pašnekės už mus. Ir kas su juo pašnekės, čia mes dieve, ką mes čia. Žiburio žiniuose dirba net prezidentai. Taip. Ir jie ir pristatys reportažą. Tai kaip jaučiatės sugrįžęs į Žiburio gimnaziją? Labadiena, jaučiuosi nuostabiai, labai gerai. Iš tikrųjų, tai kadangi baigiau 2004 metais, tai yra prieš 9 metus, tai per 9 metus mokykla yra labai pasikeitusi, iš tiesų. Bet malonu grįžti, tikrai labai gera čia būti. Jūsų koncertais irgi buvo skirtas adventiniam laikotarpiui paminėti.
Tad ką jums pačiam reiškia adventas? Adventas, kada negalime valgyti mėsos, laikas yra, ką dar reiškia? Reiškia, kad šventės artėja. Tiek, greičiausiai tiek. O ko galėtumėt palinkėti mūsų visai Žiburio gimnazijos bendruomeniai? Aš tai linkėčiau būti vieningiem iš tikrųjų. Atsimenu savo laikus, kada aš mokinausi mokyklai ir tikrai labai norėčiau juos pakartoti, jeigu būtų galimybė gyvenime padaryčiau tai dar kartą, tai linkiu matyti visiems norėti tai padaryti dar kartą, galbūt tai padaryti taip gerai, nes smagiausi renginiai ir galbūt tokie vakarėliai ir koncertai yra įvykę pradžiai čia, dar bebūnant moksleivių, kai patys susiorganizuodavom tos renginius čia daryti mokykloje. Tai buvo tikrai labai geros akimirkos ir linkiu visiems iš tikrųjų būti vieningiam ir kūrybingiam, daryti daug renginių patiems savo tiesiog. Nes manau, kad tikrai kiekvienas gali, tik reikia dalintis idėjom, sugalvoti gerą mintį ir padaryti puikų renginį savo, galbūt netgi visiems žiburiečiam, buvusiems žiburiečiam, gal sugalvoti naujas tradicijas. Žodžiu, vieningumas tai yra nuostabus dalykas, o visą kitą įmanoma padaryti. O dabar turbūt ir mum ir visiems įdomu, kokį čia paklaustų klausimų žmonių. Tai gal ir pažiūrėkime, kokio to klausimo paklaus. O ne bet kas kitas turbūt klausau. Kas ponas Mantuotavo klaus? Kandidatai į prezidentus. Ineta. Ineta, nu. Prezidentų gal jie kažkokie. Aš kažkada kandidatavau, tu galvoji kandidatuoti. Arūnas kitais metais galvoja eiti į prezidentus. Ineta pretendavo, o... Oi, nežinau, neskaičiau gal apie 100. Manai 100? Aha. Kodėl taip manai? Nes... Nežinau, nu, toks senukas atrodo, tai gal 100. Daug. Kiek daug? 2013. Aš sakyčiau, kad begalybė. Oi, daug. Kiek daug? 300. 80. Kodėl? Nes jis senas jau, pražilęs. Gyveno, kol jam sukako 100 metų ir nuo to laiko jisai nesensta, todėl jam dabar yra visada 100 metų. 100 000. Kodėl taip manai? Nes jis senas. Kalėdų senelio metų yra 83. Kodėl? Nes aš kažkur tai girdėjau, berods. Kur girdėjai? Per multiką kažkokį gal. Linkėjimai mamai. Tai kokiam 100 skaičiuočiau maždaug? Tai sakyk, kiek? Nežinau. 500 gal kokie? Oi, tiek, kiek pasauly. O kiek pasauly? Niekas nežino. Ar matai kas čia? Žvakė greičiausiai. Taip, čia yra žvakė įdėta į Žiburio žinių palydovą, kuris vakar pakilo į kosmosą. Ir iš tikrųjų, dar čia tarp kitkų įsiterpsiu, čia yra firminis Žiburio žinių puodelis, kurį greičiausiai gaus, kai skelbsim konkursus, vėliau į pavasarį nugalėtojai. Taip, bet konkursai dar bus negreitai, kadangi šitas puodelis apskris visą žemės rutulį, skleisdamas iš jo einančią Žiburio žinių ir bendruomenės šilumą, kurią mes jums suteikėme. Tai kas belieka dabar? Palinkėti, kad žmonės žiūrėtų į kosmosą ir sulauktų to jaukumo, kurį šis tą šventės grožį pajaustų žiūrėdami ne į kosmosą žiūrėdami, užtektų į savo stalą per šventės. Aišku, ne į tą stalą, kur jau, bet į kūčių stalą. Šventinį. Prie šeimos. Taip. Ar žinojai, kad pirmasis žinduolis pakėlęs į kosmosą buvo ne žmogus? Aiktų, kas? Nu. Kieno? Šuva. Žiburio šuva. Taip, o pirmasis gyvūnas pakėlęs į kosmoną buvo vaisinė lerva. Vaisinė. Taip. Priverčia susimastyti, ar ne? Taip, ypač šiuo jaukiu adventų laikotarpiu. Kuris ir skirtas susimastymui. Taip, susimastymam ir atleidimui.
Atleidimui ir pakilimui. Tai atleiskit visi savo priešam, paspauskit jiem ranką. Ir jūsų gyvenimas nušvis gražiomis spalvomis. Su jumis buvo Žiburio žinios. Ar gerai? Gerai! Pažinai, kad pirmasis gyvūnas išskridęs į kosmosą buvo musės lerva. Žiburio žinių musės lerva.